Sveiki visi, sveikinuosi iš Zarasų, iš finalinių savo varžybų 2025 metų sezone. Laikas minti taurė šiandien ir jų sezono finalas čia Zarasuose. 3, 2, 1, startas! Greitas startas, stengiasi iš karto prasibrauti į priekį. Šiandien labai daug dalyvių iš Energus akademijos, tai pilna žydromis spalvomis pasidabinusių sportininkų. Priekyje du jaunuoliai iš Energus komandos, jie mina jaunesnėje grupėje. Nesistengiu jų čia lenkti, stengiuosi truputį neišsišokti pradžiai, nes žinau, kad laukia 5 ilgi ratai. Šioje trasoje esu važiavęs vasarą, Donaldo Žulys man ją aprodė. Puikiai tikrai trasa, turinti ir smėlio atkarpų, ir keletą įkalnių. Šaknų nemažai trasoje, tai tikrai įdomi, gera XC trasa. Kaip matote, pirmame rate nėra labai sausa, lietus purškė. Reikia, aišku, būti atsargiem ant posūkių, nepaslyst ant tų rudeninių lapų. Tai šiandien minu su Wolfpack Speed padangomis ir slėgį tikrai nuleidęs iki minimumo. Bendras trasos sukilimas šiandien per 5 ratus gavosi maždaug 550 metrų. Jaunuoliai tempo priekyje nemažina, tikrai labai stipriai spaudžia. Šiuo metu važiuodamas tikrai galvoju, ar ilgai jie tokį tempą palaikys, nes ir pats realiai labai vargstu. Čia toks pavojingesnis greitas posūkis, tarsi kelmas senas apaugęs. Iš karto už jo turime ir duobių, ir tikrai nemažų tokių. Tai, sakau, trasa jinai turi tokių sudėtingesnių atkarpėlių. Aišku, jinai gan dinamiška ir pamatysit antroji trasos daly tikrai galbūt greitesnė net. Mindaugas Šarkauskas mane lenkė. Šiandien jis puikiai važiavo. Power grupėje važiuoja Mindaugas, jam iš vis 6 ratai minti. Na ir išduosiu iš karto paslaptį, jis šiandien antroje vietoje. Tai puikus pasirodymas. Prasileidžiu ir Maksimui Žukovui, jisai V40 grupėje šiandien pirmas ir štai Antanas Budreckis dar lenkia. Antanas šiandien antroje vietoje V40 grupėje, tai tikrai visi stiprus varžovai.
Antanas pasirenka kitą trajektoriją, na tai jam kainuos vieną poziciją. Trasa nebuvo labai lėta, greičio vidurkis siekia maždaug 20 km per valandą, tai tikrai užteko ir tų greitų nusileidimų. Antrus metus iš eilės užbaigiu sezoną Zarasuose, tiesiog skirtingose trasose, bet gamta būtent šiuo metu, tai nuostabi tikrai, malonumas minti. Na, čia priartėjom prie turbūt stačiausio kalniuko procentaliai, žiūrint. Nėra jis labai ilgas, įsibėgėjus tikrai įmanoma jį gan greitai įveikti. O čia jau viena ilgesnių įkalnių, tikrai ilgai trunkanti, matot dar ir varžovai priekyje irgi vargsta, tai jin tokia nelengva, bet po jos iš karto dinamiškas greitas nusileidimas. Pagyrimas organizatoriam, tos didžiosios šaknys ir kelmukai visokie buvo nudažyti ryškia spalva, tai buvo lengviau juos pastebėti. Ir pirmo rato pabaiga, kol kas savo grupėje su pirmoje vietoje. Tomai, šaunuolis, bet tau nedaug liko pasakyti. Antras ratas gal sklandžiai ėjosi, širdies ritmas truputėlį normalizavosi, buvo kada atsikvėpti labiau tarsi. Tai ir visada horizonte mačiau varžovus priekį. Vienas iš Power grupės lyderių Eimantas sustojo, turėjo problemų su grandinė ir kasete. Varyk. Laimėk. Spaudė po to Eimantas gan stipriai, tai sakė, kad po varžybų, kol pasivijo visus, tai ir sudegė tos kojos. Tai, nelengvas ir jam varžybos.
išgirstu šūksnius priekyje ir matau vienas iš Energus komandos dalyvių stoja. Prakiurusi padanga, jam tenka baigti varžybas anksčiau. Ir pasidėjantis Vanagis. Trečiame rate važiuodamas jau geriau atsimenu trasą, tuos posūkius pavyksta jau greičiau įveikti. Ačiū tau. Ačiū. Prasidės lenkimai ratu atsiliekančių sportininkų, tai čia tikiuosi neprarasiu daug laiko. Varyk! Jiem neleis. Supratau. Valdas Kukauskas praskrenda su elektriniu MTB dviračiu, paragina nepraleisti kitų varžovų. Kartą girdžiu už nugaros priartėjančius dar kelis varžovus, bet pats irgi turiu apsilenkti, tai toks truputį kamštis gaunasi čia. Varyk. Ir štai dar 2 elektriniai MTB dviračiai vejasi Valdą. Hop. Saugiai čia pavyksta apsilenkti, nes truputį kamštis įkalnėje buvo. Praleisit? O, bliamba. Ne, į tą pusę. Nu, bliamba. Matot, kai iš toli atvažiuoju. Čia lyg ir dalyvė matė mane prieš tai, bet va tokia kuriozinė situacija, aišku, nepykstu. Matėsi iš veido, kad aukštą pulsą turėjo dalyvė, tai jai irgi tikriausiai nelengva šitą kalniuką įveikti. Varyk. Kaip visada šitoje taurėje labai daug elektrinių MTB dviračių dalyvauja. Aha, spaudžiu. Power grupės labai nedaug. Pavyko tau Power. Vos.
taisosi oras ketvirtajame rate, nebelyja, na ir iškart smagiau važiuoti. Praleisi? Ačiū tau. Jei bus galimybė, iš čia kairiau. Ačiū tau. Pro kairę. Ačiū. Hop, hop, hop. Nešvariai čia. Jau į lenktynių pabaigą šioje vietoje smėlis tampa labai gilus, klampus, tai tokia sunkesnė atkarpa. Į dar paskutinį ratą, Tomai paskutinį ratą. Elektrinių dviračių grupė, kas mane jau aplenkė ratu, štai jau finišavė, gali pailsėti, na, o man dar lieka vienas ratas. Na ką, paskutinis ratas. 25 metų sezone. Ką aš galiu pasakyti? Netrumpas sezonas, be galo smagus, 28 skirtingi startai. Na taip, savo asmeninį rekordą šiemet sumušiau 28 skirtingi startai, tai tikrai nemažai. Nepamirškit svarbiausią dalyką šitam sportui – mėgautis. Ačiū. Ačiū, ačiū. Aha. Ačiū. Hop. Ačiū. Ačiū visiems dirbusiems fotografams už įamžintas akimirkas. Na, čia visai nebedaug lieka iki finišo ir panašu, kad džentelmenų įskaitos pirmos vietos jau nebepaleisiu, tai visai neblogai užbaigsime 2025 metų varžybų sezoną. Tomas Pažemeckas šiandien pirma vieta, šaunuolis. Jo. Tomai, ar įdomi trasa?
Nebekalbais. Pamatysit YouTube'ai. O kada Tomą įdėsim į YouTube'ą? Važiavo labai stipriai. Čia galim pasižiūrėti laiku. Tai nuo pirmos vietos atsiliko 8 minutėm. 8 minutėm per tokią distanciją labai stipriai. Šiandien, kaip sakant, piratai, bet su piratais kartu eina ir velniai. Tai pirma vieta. Tomas Mažinackas parodė šiandien, kaip reikia važiuoti stipriai, užtikrintai, susitaupusiai, gal šiek tiek ir kartais atsidūstančiai, bet tikrai šauniai. Tai Tomas Mažinackas pirma vieta ant TB džentelmenų, Zarasų šaunuoliai. Ačiū vyrai. Gerai. Sakė, kad buvo nelengva, bet mačiau mėtė daiktus, tai geliuką, tai buvo karšta, reikėjo ir 15 minučių. Maksimas Žukovas reikšant pirmą laiptelę, iš tikrųjų šaunuolis šiandien suvažiavo, kai paklausiau, ar trasas lėdi, pasakė ne. Na ir pirma vieta, kas galėjo pagalvoti. Yra visokių pavadinimų, tai M2 Beer, tai VK Jones, bet bendrai tai VK Jones, Valdas Krukauskas, Ukmergė. Pirma vieta atvažiavo ir visiems parodė per 55 minutės, bent 9 sekundės, kaip gali būti pravažiuojama Zarasų trasa. Tai didžiausi sveikinimai. Mindaugas Širkauskas, Rokiškis. Šiandien stipriai. Geras Raugas, Armandas Uščiauskas. Armandai, eik čia. Išplėšė šiandien pergalę 6 minutėm. 6 minutėm apsiplėšė. Na kągi, tai ačiū, kas sekėt, stebėjot Velniai LT kanalą visą šį sezoną. Visas varžybas galite rasti mūsų kanale. Ačiū, kas komentavot, kas spaudėt like. Ačiū tiems, kas pasiėmė kamerą kartu. Tai Jonas Vinogradovas, Aivaras Petrauskas, Elžbieta Selevaitė ir Jokūbas Kuklinskas. Dėkui jums. Na ir aš atsisveikinu ir manau susitiksime 2026 metų sezone. Iki.